Miegi lakūnai. Labas rytas, šiandien filmuoju savo low carb dieną. Tai yra antra diena iš eilės ir laukia dar viena diena. Kol kas jaučiuosi tikrai gerai, šiaip low carb dienomis būna sunkiausia. Bet maistas yra įvairus, jis yra įdomus. Aš nevalgau vien tik tai salotų ir vištienos apskritai nevalgau, jau minėjau. Atsikėliau ryte, žadėjau eiti pasukti lanką, bet kažkaip prisėdau prie kompiuterį, įkėliau naują video ir taip prasidėjau, prisėdau prie knygos, pradėjau rašyti, nepastebėjau, kaip pradėjo laikas. Ir tada staigiai šokau, pradėjau ruoštis, skubėti, pasidariau pusrytukus, to jūs pamatysite ką. Labai paprasta ir greitą receptą rasite be abejo misfit.lt portale arba Instagrame. Na, taip nelabai simpatiškai atrodo dabar. Bet čia yra pudingas su riešutų sviestu ir avietėm ir arbatėlė. Visą maistą susidėjau savo krepšį. Čia įsidėjau batelius savo bikinio, nusipirkau. Galiu parodyti. Štai mano bateliai tokie. Šiaip prašo, kai kurios federacijos prašo visiškai permatomų. Aš nežinau, jeigu stebite merginos, kurios sportuojat bikini fitnesą, ar galima bus man su tokiais bateliais būti. Nes jie čia mato tiesiog deimantukai, o kitos merginos, jeigu ir permatomi, jie visus deimantukais apsiklijuoja. O dėl kūno, tai manau, neturėtų būti problema. Tai štai tokie batukai. Šiandienos pietus ir vakarienę pasigaminau jau vakar dieną. Vakar vakariai iš tikrųjų. Tai viskas susidėjau prieš piečius, nes šiandien jau kai grįšiu namo, tai aš jau nebeturėsiu laiko nei pavalgyti, nei nieko. Tai vakarieniausiu iš karto po pozavimo treniruotės. Pamatysite vėliau, ką valgysiu. Nu va, greit apsisukau ir viską spėjau. Skėtulio nepasiėmiau. Nežinau, čia su tokio oro Anglijai. Labai tikiuosi, kad nepradės lyti. Vėjas. Tai be abejo lūpas pasidažiau blizgiu ir dabar visos plaukais aplipę. Mergino, žinot, koks tai užknisantis jausmas, ar ne? Va, dar norėjau pasakyti, kad man dabar bus 2 dienos iš eilės. Rest day, poilsio dienos ir nuo sporto. Treneris man patarė pailsėti dabar kas 10 dienų. Ir vakar buvo sekmadienis, įprastinė laisva diena nuo sporto poilsio. Tai gavosi, kad 3 dienos iš eilės. Tai vis tik nutariau pasitarusi su treneriu, kad pasportuosiu baseine. Tai vakar visą valandėlę plaukiau baseine. Tikrai geras sportas. O man dar po šeštadienio nugaros treniruotės skauda visą nugarą.
Na va, aš jau po darbelį einu į stotį ir važiuoju į pozavimo pamokas. Labai smagu, labai nekantrauju. Iš tikrųjų dabar pagalvojau, turiu pasiėmus triusikėlius bikinio, apatinius ir trumpą maikutę. Aš esu nepratus su aukštakulniais vaikščioti ir su bikiniu. Tai reikia iš tikrųjų priprasti, nes ant scenos vėlgi laimėjai šiandien, kaip pirmam kartui be abejo pasirinkau moterų sporto klubą. Ir va dar prisiminiau, noriu truputį pakomentuoti dėl mano praeito video, kai susigraudinau ir sukilo man tie nervai salėj sporto. Aš pagalvoju, iš tikrųjų yra dalykas tas, kad besiruošiant reikia labai save varžyti. Ta prasme, ir labai sekti taisyklės, sekti dalykus, prie kurių aš nesupratus. Apskritai, aš esu laisvas žmogus, man patinka galimybė rinktis. Aš kaip ir minėjau anksčiau, aš esu labai, tarkime, prieš dietas. Aš valgydavau sveikai, bet aš valgydavau tai, ką noriu. O dabar, tarkime, aš einu į parduotuvę ir aš pastebėjau, kad aš pradedu norėti kažkokių tai saldainių, bulkučių, noriu čipsų, ko niekada nebenorėdavau. Ir tai yra todėl, kad aš netgi stengdamasi ne visada galiu pasirinkti, valgyti sveiką kažkokį tai alternatyvą saldumyno ar kažkokio tai užkandžio, todėl kad jie paprasčiausiai netelpa į mano kalorijų normas. Aš turiu save kažkaip stabdyti ir rinktis tą, negalėt pasirinkti kito. Ir apskritai einant į sporto salę, anksčiau būdavo, aš einu pasportuoti. Ir žinau, kad aš galiu šiandien pasidaryti arba grupinę treniruotę, arba galiu pasidaryti pečius, užpakaliuko dieną pasidaryti, kojas, bet ką noriu. O dabar tiesiog reikia sekti taisyklės ir reikia į režimą tą įeiti. Aš įėjus, bet vis tiek aš jį seku, aš nepalūšiu. Ta prasme, gal ir bus sunkių momentų, bet aš užsispyrus ir aš tikrai pasieksiu, ko aš noriu. Aš tai žinau. Bet tiesiog ne visada tai yra labai lengva. Ir laukiu, kada viskas pasibaigs. Bet ne dėl to, kad pasibaigtų, aš tiesiog noriu pasiekti. Ir tada užsibrėžti naują tikslą. Nes man apskritai gyvenime tikslų gyvendinimas yra tai, kad aš užsibrėžiu vieną dalyką. Oi, greit perbėgau per gatvę. Aš užsibrėžiu vieną dalyką, kada aš jį gyvendinu, kada aš jį pasiekiu. Aš jaučiuosi taip gerai ir tai mane motyvuoja ir mane pastumia dar labiau siekti kažko daugiau. Užsibrėžti naujus tikslus, pasidaryti kažkokius dalykus, kokių dar nesudarius, daryti kažką, ko nesubandžius ir tiesiog padaryti gyvenimą įvairesnį, įdomesnį. Iš tikrųjų ir šitas dalykas kaip fitneso varžybos aš pasirinkau todėl, kad aš norėjau išbandyti. Aš domėjausi sportu ir apskritai man patinka iššūkiai, tiek galiu pasakyti. Gerai, nenoriu įsiplėtoti, nes aš pastebėjau, kad aš labai daug tūškiu, bet realiai neturiu su ko pasidalinti šito mintim. Neturiu draugo arba draugės, kuris su manim kartu ruoštųsi varžybom, tai tiesiog papasakoju kamerai jums ir tai yra mano toksai kaip dienoraštis. Gerai, mėlyjei, susitiksim jau sporto klube. Čia. That's fine. Just want to move it. Just show me your front pose again for me. So, if that's your front pose, that's brilliant, that's fine. So, we want to work on every single angle. So, that is your front pose, and then you roll into a transition, and then you hold your side pose. And then, however you was doing, can you elevate your shoulders slightly? And then bring your shoulders forward towards me. Lovely to see. Change your side pose, please. Now, I want you to figure out what you want to do. Don't even know what to do yet, so that's what we need to practice as well. So that's one.
turn to the right. Just hold it. To the right. Perfect. Nu va, matot, kaip einasi. Sunku išlaikyti tos pozas, bet tikrai labai smagu. Labai nuostabi trenerė, mergina tikrai super. Nežinau, žiūrėsit, matysit skirtumą, toliau treniruosiuos, bandysiu, dar man nepatinka mano figūra. Nežinau, dabar kelsiu, turbūt video nekelsiu. Dar nesijaučiu visiškai gerai, bet prisiminkit ir neteiskit labai, nes man dar liko iš tikrųjų mažiau negu 4 mėnesiai. Tai tikrai bus viskas puiku. Viskas bus labai gražu, viskas bus tobula. Aš nebejoju. Nu va, aš jau bėgu į stotelę ir autobuse valgysiu savo vakarienę. Valgau dabar, todėl kad nespėčiau namie pavalgyti. Nu, tiksliau spėčiau, bet aš nenoriu labai vėliau. Misfit. Marškinėliai. Viskas, jau tamsu. Šviesos neįjungiu, nes iš viso geltono būčiau. Negražus apšvietimas. Matėt marškinėlius. Sekmadienį bėgsim su Silva krosiuką. 10 km. Ačiū labai, kad žiūrėjote šiandienos video. Tikiuosi, gavote idėjų low carb dienai. Ir sekite toliau mano kelionę. Linkėjimai visiems. Ate.